Na ką, dar viena diena prasideda, 4 šios stovyklos diena. Su visais vaikais prabėgom, pažadinom stovyklą, šuo irgi prisijungė prie visos šitos gaujos bėgiojimo. Mažiai jau seniausiai atsikėlė, vyriausiai princesės vis dar lovose, palapinėse, dar nesikelia, o laiko mažėja, nes iš karto po pusvalandžio yra rikiuoti, tai reikia suktis. Eina sau. Na, šiandien tokia mažiau intensyvi diena. Mes papusryčiavome ramiai, rikiuotę turėjome. Gimtadienis dar vienas šiandien buvo vaiko, vis dar yra. Ir mūsų vienos virėjos gimtadienis. Tai tokia smagi diena. O ką šiandien veikiam? Pynėme apyrankės, ėjome šaudyti iš lankų su vaikais. Tuo tarpu kiti užsiėmė vandens programą, jie taip pasikeisdami grupėmis. Ir labai jaunesniai turėjo įdomią užduotį, statė iš pagaliukų, visokių priemonių, bokštus, kurie tvirčiausiai. Nespėjau nueit patikrinti, pažiūrėti, kurie buvo patys tvirčiausi, bet iš visų emocijų, kiek buvo, tai jiems visiems labai patiko. Tada pirmasis mūsų pusdienis toks, papietavom, buvo plovas ir mes... Ten va, mano bičiulis laksto, jau koja jam daug geriau. Tai einam pasivaikščiosim, kaip ir kiekvieną dieną. Jis atliks savo reikalus ir eisim dar iki stovyklos, kad pasidžiaugtų jisai su vaikais, vaikai su jo. Tad toks mūsų tas pirmasis pusdienis. O vėliau mūsų lauks dėžių bokštas. Tai bus daug emocijų, daug veiksmo. Tai laukia smagumynai toliau. Duona! Duona, kas nori duona? Dalinkitės duona! Yra duonas, kas nori duonos, dalinkitės duona! Ką, laisvas laikas baigęs, jie ten mačiau žaidžia tinklinį, duoną dalinau vaikam, mačiau maudėsi, skėliau video, pabendravau su kitais vadovais ir einam kristi nuo dėžių, bus labai smagu. Čia jau šakės yra, aš taip negaliu kojas. Kiek čia yra? Per mažai. Laikykis! Po kol kas būsiu vienas mėgstamiausių stovyklos vadovų, kai turi visą padėklą arbūzų. Arbūzas! Pralipome bokštą, vienas vyknukas sulipo 14, viena mergina sakė, tai ties 14 nukrito, reikia pasitikslinti, mėgiai praleidom tikrai laiką, dabar Hebra nuvarė žaisti tinklinio, o aš ėjau iki štabo ir girdžiu, hei, hop, ir mūsų Hebra, kuri išplaukė su žalčiais grįžo, tai dar spėjau nueit pasveikinti grįžtant, užfiksuoti jų prisišvartavimą. Kam rašot laiškelį?
Emai. Emai, rašyk, ką rašysi. Na gerai, aš rašiau Agnei. Jo. Tai gerai. Startuoja mūsų knygnešių žaidimas. Tenai visi išsidėlioja. O aš jau tradiciškai esu vadinamam pragare, kur jeigu jos pagauna žandarai, atima knygas, jie ateina pas mane atlikti savo užduoties. Laukia labai linksmų dalykų. Tai čia pačią veiksmą gal neparodysiu, kaip jie laksto duodas, bet kaip jie šį čia tupinėja dainuoja, tai turbūt kelias akimirkas įmesiu. Kur gerai dėti? Garsiai. Shark, daddy, shark, daddy, shark. Alio.